Dažnas paauglys galvoja, kad rūkydamas jis atrodo labiau suaugęs, kad rūkymas tai suaugusiojo pasirinkimas. Neretai vaikai ir paaugliai pradeda rūkyti dėl spaudimo, patiriamo iš jau rūkančių bendraamžių. Ši problema yra globali, tačiau jos sprendimo būdų ieškoti būtina. Dar naujųjų metų išvakarėse atgimimo mokyklos atstovai, taip pat susiduriantys su rūkančių moksleivių problema, nusprendė suorganizuoti susitikimą, kurio metu Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas Julius Dapkus vaikams papasakojo apie nikotino daromą žalą žmogaus organizmui. Manau, kuo daugiau mokiniai žinos apie rūkymo žalą, tuo mažiau bus priklausomybės nuo žalingų įpročių, nes tai yra labai svarbi aktuali tema. Vyresni mokiniai randa laiko, progų ir galimybių ilgųjų pertraukų metu kažkur nueiti ir parūkyti už kampo. Kartais jie nueina, kadangi mes esame miesto centre, šalia žmonių laiptinių, kurie gyvena, trukdo jiems normaliai gyventi ir norime, kad ta žalinga yda, ta neigiama praktika visiškai išnyktų. Pakvietėme gydytoją gerbiamą Dapkų iš pirminės sveikatos priežiūros centro, kuris papasakos vaikams galbūt kitaip, negu kad mokytojai pasakoja apie rūkymo žalą. Norime išgelbėti jaunus žmonės nuo priklausomybės. Atgimimo mokyklos direktorė Danutė Česienė sakė, kad rūkančių moksleivių problemą jie bando spręsti įvairiais būdais. Apie rūkymo žalą jie pasakoja klasės valandėlių metu, integruotose pamokose. Prevenciją skatina mokyklos medicinos darbuotojos, mokytojai bei socialiniai pedagogai. Žinoma, svarbu vaidmenį čia atlieka ir tėvai, kurie nuolat turėtų kalbėti su vaiku apie rūkymo žalą ir rodyti savo atžalai tinkamą pavyzdį.